Sveiki, su artėjančiom šventėm, artėja nenumaldomai Kalėdos, nauji metai. Žiemos šventės tai puikiai proga pabūti ramybėje, pabendrauti su artimaisiais, atsiminti tos žmonės, kurie yra jums svarbus ir panašus dalykai. Taigi galim patirti džiaugsmą. Tad aš galiu pasakyti, kad jaučiu džiaugsmą ir įrašinėdamas šitą kalėdinę išmintėlę. Kalėdų progą sugalvojau tokią padaryti išminties minutėlę, kurioje pakalbėsime apie tai, kas susiję su žiemos šventėmis. Tad nieko nelaukdami, pradėkime šią šventinę išminties minutėlę. Taigi, sveiki, su artėjančiom šventėm. Šiandien čia turiu pasiėmęs kompiuterį, nes prisėdęs ir galvodamas, kokią čia temą paimti šiandien šiai laidai, prisirašiau visokių minčių. Nežinau, ar apie jas visas pašnekėsiu, jeigu ką padarysim dar antrą išminties minutėlę, naujametinę, bet pakalbėsime ir apie tikrąją dovanos prasme, apie vienatvę per šventes, apie atleidimą, apie tylą, pabuvimą su savimi šiuo nuostabiu šventiniu laiku. Pakalbėsime apie džiaugsmo atgavimą, apie metų pabaigos dėkingumą, apie lūkesčius, apie bendrumą, bendrystę ir apie naujųjų metų slenkstį. Tai vat tokias mintis susirašiau, tai pradėkime šią išminties minutėlę. Aš šiek tiek buvau atitrūkęs, žinote, sesija artėja, studentai atsiskaitinėja, tai daug visokių reikalų, daug visokių darbų. Na, o šiandien radau minutėlę išminties minutėliai. Tai gerai, tai pakalbėkime pirmiausia galbūt paimkime potemę vienatvę. Vienatvė per šventes. Pasižiūrėkite, koks yra dabar pasaulis. Atrodo, mes turėtumėm sulėtėti. Gruodžio mėnuo tai yra tamsiausias mėnuo metuose, kada turime mažiausiai saulės, turime ilgą naktį. Ir atrodo, kūnas mums sako, tai tu sustok, tu pailsėk, niekur neskubėk, nes atrodo, mes kaip tos meškos, kurios norime to žiemos miego. Ir mūsų kūnas sako, tu sustok, tau reikia pabūt namie. Ateina toks noras, kad tu nori gulėti. Atrodo, niekur nesinori išeiti iš namų. Tiesiog norisi apsigaubti su pledu, įsijungti kokį nors filmą, serialą ir taip pat tiesiog pabūti ramybėje. Bet ką mes darome? Gruodis tampa kaip tik toks nesulėtėjimas, o pagreitėjimas. Žmonėm prisikaupia daug daugiau darbų nei tradiciškai, nes yra daug papildomų reikalų, visokie tai karnavalai, renginiai, dovanų pirkimas, lėkimas ir aišku, kas be ko ir tie kasdieniniai darbai pas mus niekur jie neišnyksta. Ir kas atsitinka? Ogi atsitinka taip, kad mes lakstome dar daugiau ir jaučiame didelį nuovargį. Ir kas gaunasi, kartais pasijaučia žmogus vienišas. Jau nekalbant apie tuos dalykus, tai kur jau 100 kartą sukalbėjęs šiame kanale, tai technologijos. Kai mes įnikę tos ekranus, įnikę į internetą, socialiniuose tinkluose, sėdime tose ekranuose ir
atrodo negalim pabėgti. Atrodo jausmas toks, kad atrodo yra žmonių aplinkui, bet tu neturi su jais kažko tokio, ko tu norėtum. Atrodo nėra to jausmo, kurį kažkada jutai. Ir dažnai žmonės ateidami pas mane sako, jaučiuosi vienišas. Ir vienatvė būna ne vien tik dėl to. Per šventes atsitinka dar vienas dalykas, kad kai artėja šventės, žmonės atsimena artimuosius, kurių jau nėra, kurie užmygo ir jau galbūt praėjo daug metų, kai tų žmonių jau čia šiame pasaulyje nėra ir mes atsimenam tos žmonės, kurie buvo mums svarbus. Ir tie atsiminimai, ta emocinė atmintis, tai kas vykdavo per šventes, žmonėm gali sukelti taip pat tą vienišumo jausmą, trūkumą to žmogaus ar tų žmonių, kurie tau yra svarbus arba buvo svarbus. Tai šventės kartais gali atnešti tą vienišumo jausmą. Bet kad nugalėti tą vienišumo jausmą, mes atsimenam tos žmonės, mes galvojam apie tos žmonės, bet, kaip ir sakiau, vienišumą didina ekranai, internetas, mes dar labiau atitrunkam nuo tų žmonių, kurie yra čia su mumis ir tai, kaip sakant, irgi daro labai neigiamą, didžiulę neigiamą įtaką. Tad jeigu jautiesi vienišas šventinių laikotarpių, stenkis pabendrauti, stenkis pabūti su tai žmonėmis, ne online, ne žinutėmis. Dabar visi siuntinėja elektroninius laiškus, ten sveikinimus ir taip toliau. Bet tu paskambink žmogui. Tu pabendrauk ir pamatysi visai kitoks efektas. Tu susitik su to žmogumi, visai kitoks efektas. Ir pamatysi, kaip tavo šventinė nuotaika šoktels ir pasijausi daug geriau. Tai šventės sako, kad yra atleidimo metas. Sako, kad reikia šventinių laikotarpių. Visi žmonės darosi geresni. Šiaip mes visą laiką turime mokytis atlaidumo, atleisti skriaudėjams, nes yra toks dalykas kaip atleidimo psichologija. Ir visi, dauguma žmonių žino, kad jeigu tu laikai pyktį savyje, kas atsitinka? Tavyje ten vyksta tie procesai, tavyje verda visa ta, kaip čia pasakyti, košė, kuri įkaitina tave toliau, nors tu nori ramybės, tu nori poilsio, tu nori geros nuotaikos, bet tu pyksti ant savo priešų. Ir sako, kalėdų laikas, šventinis laikas atleisti. O aš sakau, laikas atleisti, nesvarbu ar šventės ar ne, bet jeigu mes neatleidžiame, mes sukaupę pyktį savyje patys kenčiame nuo to. Tad nepamiršk šito. Atleidimas svarbus ne tik per šventes. Aišku, šventės suartina žmonės ir tai faina, kad žmonės bent jau susimąsto švenčių metu, kad reikia atleisti. Bet nepamiršk to, kad praktikuok atleidimą, nesvarbu ar tai šventė ar ne šventė. Einam toliau, ką čia aš dar užsirašęs, kokią čia mintį. Tikroji dovana. Visi žmonės sako, kaip visi, ne visi, bet dauguma žmonių sako, kad Kalėdos tai dovanų metas. Ir kas tikroji dovana? Kokia ta dovana? Užduokit savo klausimą, dėl ko jūs dovanojat. Ir pamatysite tikrąją dovaną. Kai dovanojate dovaną savo vaikams, savo anūkams, savo artimiesiems, atrodo, dovanojate tą materialinę gerybę, bet užduok savo klausimą, kodėl tu tai darai. Ir atsakymą greičiausiai rasi tokį, kad tu dovanoji iš meilės. Nes tu nori matyti tų žmonių šypsenas, nori, kad tie žmonės gerai pasijaustų. Ir iš tikrųjų, dovana nėra ta fiziologinė, materialinė, nors mes tai ir darome, mes dovanojame. Bet
turiu gerąją naujieną jums, kad pasižiūrėkite, kaip žmonės stengiasi, kaip žmonės nori pradžiuginti vieni kitus. Ir ta tikroji dovana yra meilė. Tad turiu jums dar vieną gerą naujieną. Šiame pasaulyje yra daug žmonių, kurie dovanoja meilę vieni kitiems. Ir tai yra džiugu. Aš nekalbu apie tą momentą, kad mes ten skubame į parduotuvės, perkame dovanas, oi kaip čia viską reikia pirkti ir taip toliau. Bet kodėl taip žmonės daro? Sakysite iš įpročio? Galbūt, bet mes nieko be reikalo dažniausiai nedarome. Yra kažkas užslėpta ir paklauskite savęs, dėl ko dovanojate. Ir jeigu rasite atsakymą, kad norite pralinksminti, norite pradžiuginti žmogų, tai džiugu, tai sveikinu. Jūs tai darote iš tyros širdies ir tai džiugu. Tad tikroji dovana yra ta meilė, dėl kurios mes visą tai ir darome. Aišku, gali būti ir įprotis, tradicija, nes tai darau, nes taip reikia, visi taip daro, Kalėdos, o už to nesislepia noras pradžiuginti, tai čia jau kita prasmė, bet aš turiu viltį, turiu tikėjimą, kad dauguma žmonių perka dovanas norėdami pradžiuginti, o tai reiškia, kad myli ir tai yra gera naujiena. Taigi, Kalėdų laikotarpis, Kalėdų mėnesis, visas šitas yra kalėdinis triukšmas. Ir ar tai gerai, ar tai blogai? Vat parašykite komentarus, kas jums yra Kalėdos. Tad kalėdinis triukšmas gali būti geras, gali būti varginantis. Koks triukšmas pas jūs yra? Kalėdos, žiemos šventės, naujieji metai, tai laikotarpis, kai žmonės supranta, kas yra tikrosios vertybės. Žmonės suvažiuoja į šeimos ratelius, susėda prie bendro stalo ir pajaučia tai, kas iš tikrųjų yra vertinga. Atsiranda tas bendrumo jausmas, kad tu esi ne vienas. Atsiranda atsiminimai, kurios tu atsimeni iš vaikystės, sukyla geros emocijos kartais, kaip ir sakiau, gali netgi ir liūdna pasidaryti dėl atsiminimų. Bet klausimas, ar tai gerai, ar tai blogai. Kaip pažiūrėsi, ką tu su tuo darai. Ir artėjantis naujieji metai dažnai atneša žmogui tokį susimastymą, kur žmogus pagalvoja, kągi aš norėčiau daryti naujaisiais metais. Kokie mano naujieji tikslai šiems artėjančiams metams. Ir dažnai žmonės netgi būna sąrašą susirašo, ką norėtų pakeisti, kur norėtų patobulėti. Ir pasakysiu vieną tokį dalyką. Nebūtina laukti naujų metų, tau kiekviena diena yra nauja diena ir tu jau gali kurti naujus planus, svajoti ir panašiai. Bet taip jau atsitinka, kad žmonės sulaukia naujųjų metų, prieš naujuosius metus galvoja, kągi man čia daryti, kur eiti, kokį kelią pasirinkti ir panašiai. Tad tą progą linkiu jums išminties, nes čia ir susirinkome ieškoti išminties. Aš jums niekada nesakau išmintis čia ar čia. Aš sakau, ieškok ir nesustok. Tad mano palinkėjimas, ieškokite išminties, kelkite klausimus ir nesustokite. Niekada nesustokite ieškoję teisingo kelio. Niekada nesustokite ieškoję išminties, nes šitie dalykai yra labai svarbus. Tad nepamirškite to. Tad aš gal jau uždarysiu kompiuterį, nes jau čia visokių minčių pasakiau, jau žiūriu apie 15 minučių jau kalbu ir leisiu savo šią išmintėlę padaryti ilgesnę nei tradicinė išminties minutėlė. Ir kadangi šventinė tokia, tad kalbame apie šventes, tad lauksiu jūsų komentarų, jūsų minčių apie šventes.
Ką jums reiškia šitos žiemos šventės? Kodėl jos jums svarbios, o gal kažkam nesvarbios? Galbūt turite kitų švenčių, kurias švenčiate. Brūkštelkite į komentarus, būtų labai įdomu sužinoti. Na, o šiandien noriu jums padėkoti, dar šiandien yra prieš kalėdinis laikotarpis, tad dar su kalėdom, manau, bus laiko jūs pasveikinti, bet noriu padėkoti, tiesiog padėkoti iš visos širdies, nuoširdų tokią padėką išreikšti, kad būnate kartu, kad dalinatės šiomis išminties minutėlėmis su artimaisiais, bičiuliais. Galbūt tai yra gera dovana jūsų draugams, artimiesiems, kurie galėtų pamastyti, paieškoti, kelti klausimus ar panašiai. Tad ačiū Jums, kad dalinatės, ačiū, kad spaudžiate patiktukus, ačiū Patreon rėmėjams, kurie remiate šitas mano veiklas. Ir ačiū, kad augame kartu, auginame šitą kanalą. Metai jau lekia labai greitai. Bet mes nesustojame ir judame į priekį. Tad ieškome toliau išminties. Na, o šiandien sakau sudie ir iki kitų kartų. Ate.